Atsargų inventorizacija stekas apskaita programoje. Modulis atsargos, operacijos. Čia galim padaryti vidinius judėjimus, nurašymus ir atsargų nuvertėjimus. Bet šiandienos tema yra inventorizacija. Einam į ataskaitas ir pasirenkam atsargų likučiai pagal savikainą. Būtent iš šios ataskaitos yra daroma inventorizacija. Spaudžiam. Inventorizaciją atliksim 16 metų rugsėjo 30 dienai. Galim atrinkti tam tikrą grupę, pasirinkti padalinį, sąskaitą ar grupuoti pagal kažką tai. Aš daug duomenukų neturiu, tai imsim bendrą sąrašą, paspaudžiu gerai. Turiu atsargas pagal savikainą 16 metų rugsėjo 30 dienai. Ir matot, yra mygtukas, kuris suformuoja inventorizacijos aprašą. Paspauskim. Inventorizacijos aprašo numerį užsirašom, kas tvirtina, susirašom komisijos narius. Taip pat komisijos sudarimo pagrindą ir kada atlikta inventorizacija. Užsipildom visus reikalingus laukus ir spaudžiam atsargos. Atsargose yra mygtukas, kuris sulygina buhalterinį kiekį bei sumas su faktiniu kiekiu bei sumomis. Galim sulyginti. Kai yra nesulyginta, visus kiekius ir kainas reikėtų persirašyti ranką. Kai yra sulyginta, jie yra automatiškai užpildomi pagal buhalterinius duomenis. Bet tai nereiškia, kad mes jų negalim pataisyti. Tarkim, kažkurios tai pozicijos, kurios mes turim 100 vienetų, taip, už tam tikrą kainą, už 77 eurus, paimam ir padarom 98. Automatiškai persiskaičiavo ir suma. Taip, mes pagal buhalteriją turim turėti 100 vienetų ir bendra suma yra 7700, bet faktiškai radom 98 su perskaičiuota suma 7546. Bet lygiai taip pat 2 mes radom papildomai čia. Taip, vietoj 90 radom 92. Irgi persiskaičiavo suma. Taip. Vadinasi, čia mes radom trūkumą, o čia mes radom perteklių. Sumos automatiškai yra perskaičiuojamos, kad patikrint dar kartą galim paspausti tas sumas. Taip. Ir spaudžiam suderinimo žiniaraštį. Štai titulinis lapas, kuriame yra mūsų apyrašai visi, kada pradėjom, komisija surašyta. Ir pats inventorizacijos aprašo lapas, kur mes matom inventorizacijos rezultatą. Kad čia buhalteriniai duomenys, čia yra faktinis kiekis. Taip, ir mes matom, kad vienos pozicijos mes turim trūkumą, kitos pozicijos turim perteklių. Yra bendri skaičiai, eilės numeris kiek ir bendra vertė. Ir turim paskutinį lapą. Taip, kad kiek yra bendras kiekis, bendra suma, pasirašom. Ką dabar daryti su trūkumu ir su pertekliu? Ten, kur radom trūkumą, tas prekes mums reikia nurašyti per operacijas atsargų nurašymai. Ten, kur radom perteklių, tas
prekes turim papildomai užsipajamuoti per pirkimus. Atkreipkite dėmesį į sąskaitų korespondenciją. Kilus klausimų, kreipkitės, tikrai padėsim.